visi, su jumis vėl aš CutePurpleBat ir čia aš padirbau truputuką už kadro. Nepyksite, tikiuosi. Ir štai kol kas atrodo taip viskas. Na kągi, čia jau daiktų, man rodos, nėra susidėję. Ne. Ir taigi, aš norėjau čia padaryti kasyklas. Taigi čia bus kasyklas, čia jau sudėjau šitas du dalykus, kad bus kasyklas. Namas atrodo lygiai taip pat, kaip ir atrodė seniau. Bent jau, man rodos. Jo, atrodo lygiai tas pats. Na va, taip pat užaugo šitas. Va, dabar galim labai geriau. Štai, va taip va, nes čia turiu išaugti, tai na va. Dabar mums reikia truputuką maisto. Ir mūsų šiandienos tikslas yra padaryti nedidelę kasyklą. Taigi, kažkas jau vyksta, greitoji važiuoja, man rodos. Ten policija ar kas, neskiriu garsų. Na kągi, taigi, mūsų video tikslas, kaip sakiau, yra surasti, daryti kasyklą. Na štai ir kaip tik atradom savo keivą, kuriame jau esame išpabuvę, man rodos. Jo, man rodos buvom. Jo, taip pat tamsu. Einu pamiegosiu. Ai, nu, tai aš vilnas neturiu. O gal siūlų turiu. Taigi, tikiuosi mes turime bent vilnas, bent siūlų. Ir kaip matote, mane girdite turbūt geriau. Kaip pirmame video prisimenate, buvo turbūt šiek tiek ne toks balsas. Taigi dabar yra geras balsas. Na, nenastabus, bet ir nelėvas. Taip. Taigi, gerai. Dabar mes eisime aš eisiu paieškoti avių ir truputuką pratęsiu. Tai tuoj grįšime. Na kągi, atstabdau filmavimą ir man atsitiko bėda, mane suvalgė zombiai, susprogdino mano vietą. Na, bet nieko tokio. Štai kodėl aš nekenčiu creeperių. Na, manau, kad daugelis jau nekenčia. Wow. Na kągi, teks atstatyti. Teks žemės pasimti. Wow, vienas miliukas. Gerai, taigi, einu pasimti žemę. Kiek prisimenu, aš ten esu padėję žemę. Keletą. Tik dabar neprisimenu, kuriam čia šitą. Ne čia ir ne čia. Taigi reiškia, kad čia nėra. Na, bent jau viską susirinkom, bet jau artėja diena, taigi galima pratęsti darbą. Tęsime darbą. Ir mūsų šiandienos tikslas tik tai padaryti kasyklą. Nu, manau, kad bus labai trumpas video. Gal ir, nu va, kasykla lik ir normali. Turbūt, ką mane karsiai girdite. Na, gal dabar turbūt, ką geriau. Na kągi, mūsų tikslas yra surasti avytės. Bet kur avytės bus, nežinau. Tikrai kažkur čia mačiau netolies avyčių. Ne, čia neįsiu. Na,
Galvoju, kad kažkada čia įkursiu miestelį. Mažą miestelį. Dabar va, kaip atrodo mūsų namai iš toliau. Ir kelionės tikslas rasti avytę. Na ir galima šiaip tai ir maistą prisirinkti. Tegul karvutė gyvena? Ne, negyvena. Kodėl aš vengiu iš karvutės mirties? Taigi liūdna. Jo. Ir matosi avytė, ir matosi grybais. Tas. Kur žinote mano grybą? Ai, gal mėsytės, aš galvoju, neimsiu, nereikia tas man mėsytės. Nendrės. Nendrės tikrai man reiks. Tikrai, nendrės šitų visokių tokių dalykų reiks. Kai aš kalbėjau apie nendrės, tai čia nendrė yra. Aš vis dėlto paimu visokių dalykėlių. Nu, keletą, nu, tiks tiek. Gerai, ir avytės. Jeigu man išmesti vieną, tai bus blogai. Na, išmetė 3. Kaip tik. O, mes galime jų ir daugiau apkirpti. Ir aš darysiu kitokių žaizdimų. Taip, vakarė. To kalba yra geniali. Žaizdimų. Na jo. Žaidimų. Bus visokių žaidimų. Negalvo, kad tik Minecraft'o. Ir šitos serijos bus. Ir kai pasieksiu 50 seriją... Ne, kai pasieksiu 10... Wow, pavalgė žalytės ir ataugo. Kai pasieksiu 50 baigsis sezonas. Bet sezonai bus mano 4. Ir kągi. Na, irgi pavalgiau. Gerai. Grįžtame namo. Tikiuosi, jūs nesupyksite, jeigu aš čia galėčiau naudoti komandą set home. Labai tikiuosi, nesupyksite. Ir tikiuosi, jums patinka mano video filmukai. Nes kai jau pažiūrėjau 10 subscriberių. O dieve, kaip aš džiaugiuosi. Taigi, tikiuosi, jums patinka mano video, kad jau turiu 10 subscriberių. 10 subscriberių yra gana didelis kiekis man. Ne, aš jų nehakinu. Jo, 10 subscriberių nehakinu. Ne. Aš turiu gana daug 10 prenumeratorių. Ten yra keli mano draugai, kuriem patinka mano video. Na, nežinau. Bet kaip paskutinį kartą, mačiau, tai tikrai buvo tik tai 10. Tai, jo, labai norėčiau, kad jūs palaikytumėt ir mane, pavyzdžiui, tu, kuris mane žiūri, pasubscribink mano kanalą. Jeigu dar nepasubscribinai, būtų labai smagu ir sužinotum, kokius aš filmukus keliu ir kiek aš filmukų keliu ir manau tau patiks, ja. Ir surasi jų eigas, sužinosi, kada tie filmukai keliasi ir bus labai smagu. Ir galėsi mane žiūrėti lyg ir tiesiogiai, nes aš būsiu įkėlęs video ir tu būsi mano pirmasis peržiūrėtas, pirmasis peržiūrėjęs mano video. Tai būtų labai didelis pasiekimas, kaip matot. A kągi, manau, jums patiko mano video, nes aš savo namų nerandu. Tai manau, kad už ekrano padirbsiu ir paieškosiu savo namų. Taigi, tikiuosi jums labai patiko mano video. Jeigu nepasubscribinai, tu ar jūs esate su draugu, būtinai pasubscribinkite mane. Jeigu žiūri su broliu, susisėdę dar su kažkokiu žmogum tavo artimu ar draugu ar kažkuo. Ir būtinai pasubscribink mano kanalą, palaikinkit mano video ir būtinai pašėrinkit, pasidalinkit su draugais. Ir nesupyksi, jeigu man rašysit komentarus ir aš į kuriuos darysiu klausimų atsakymų video. Galite manęs klausinėti klausimų. Ir kai aš surinksiu 10 klausimų, padarysiu klausimų atsakymų